Šiemet Akmenės rajono savivaldybės administracija pirmą kartą įgyvendino jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą, kurioje galėjo dalyvauti moksleiviai nuo 14 iki 21 metų ir pasirinkti darbdavį Akmenės rajone. Darbdaviui buvo kompensuojama už įdarbintą jauną žmogų. Taigi šią vasarą mūsų rajone darbavosi net 17 moksleivių, kurie pasirinko dirbti pas 9 mūsų rajono darbdavius. Tai darbdavių ir jaunuolių paklausėme, kaip jiems sekėsi dalyvauti programoje, ar patiko, ką veikia ir ar rekomenduoti dalyvauti kitiems, bei kokia nauda tiek jaunuoliams, tiek darbdaviams. Daug fizinio atlikimo tiesiog kiekvieną dieną, bet šiaip labai patiko, kitais metais, manau, eičiau vėl didesniam laikui. Nebe mėnesiui, ne 2, o jau kiek ilgiau, kiek išeis. Siūlyčiau visiems ten eit pamėginti, nes bent žinos, kas tai gyventi ant savęs, keltis kiekvieną dieną, bet viskas kažkaip užsipildė, net nepajutom, kai baigęs tas visas laikas, šiaip visiškai nepasijuto. Na tai iš pirmo mes ėjom prie konteinerių, per visą rajoną kliejom liptukus naujus, ten komunalinės atliekos, plastikas ir pakuotės. Dar po to, kai baigės visi maršrutai, ėjom kelynus ravėt, trinkelės ten nuo žolių ir akmenis rinkti. Taip, man patiko dalyvauti programoje ir norėčiau vėl bandyti. Kodėl, nes buvo labai linksmas, malonus bendratarpiai, taip sakant. Geros darbo sąlygos. Nebuvo lengva, bet per vidurį. Tai pasitaikė proga, atsirado ta programa. Tai šiai programai dalyvavo 2 jaunuoliai ir 1 jaunuolė, jeigu taip važiuojant. Tai jie tikrai daug dirbo, tikslas buvo juos truputį išgąsdinti, kad jie daugiau norėtų mokintis, o ne dirbti. Tai toks buvo tikslas, nežinau, jisai pavyko, nepavyko, dalinai ir taip ir ne, nes vaikam gal per mažai jaunimui uždaviau to darbo, taip sakykime. Tai jie sako, geriau nei mokykloje. Tai nebuvo tikrai toks tikslas, bet paskutinę dieną pasitengėm, kad būtų geriau mokykloje negu darbe, tai liepėm akmenius rinkti. Tai tokia situacija, tai tikimės, kad mokykloje kaip tik tai gal geriau dirbs. Kokia programos nauda šiaip kaip įstaiga, tai gauname minimum 1, tai atlikti darbai. Ta antra nauda, kad darbuotojų paieškoje šiek tiek gal ir netgi lengviau gaunas, nes ir paprastus darbininkus sudėtinga. O trečia, tai dėl to, kad savivaldybė kompensuoja dalį darbo užmokesčio. Tai manau, kad ši programa yra tikrai labai puikia proga ir galimybė išbandyti save, kaip kažkokia darbovietėje, gal norėtum kažkokiai srityje užsiimti ar siekti karjeros ateityje ir užsidirbti pinigų, kadangi tai tikrai, manau, labai aktualu šiuolaikiniam paaugliam, vis tiek nesinori prašyti iš tėvų. Parduotuvėje aš aptikrindavau vaisius, pažiūrėti, ar nesugedę, nieko nėra neblogai. Padėdavau sveriamam skyriui, sudėdavau mėsą, pasverdavau, ką reikėdavo, valydavau lentynas, prekės į sandėlio kraudavau į lentynas, sudėdavau viską per naują, patikrindavau, kainą sudėdavau. Man programa patiko, įdomiai būdavo nueit, pabūti, padirbti. Tikrai rekomenduočiau visiems išbandyti vasarą dirbti, nes ir išbandai ką nors naują ir pažiūri, ką sugebi. Ir vis įdomiau, ką nors veikti, negu ten visą laiką vasarą gulėt lovą ir nieko nebenuveiki. Programoje nusprendėme dalyvauti todėl, kad norėjome suteikti galimybę visų pirma savo įmonės darbuotojų vaikams įsidarbinti per vasarą, kad būtų patirtis, kad užsidirbtų savo pirmosius pinigėlius ir tai prisidėtų prie savo šeimos gerovės ir tuo pačiu prisidėtume prie jaunimo skatinimo, įsidarbinimui ir užimtumui per vasarą. Dirbdami parduotuvėje vaikai išmoksta savarankiškumo, įgyja daugiau atsakomybės, pareigos jausmo, supranta, kas tas yra darbas, komandinis darbas, kaip reikia dirbti komandoje. Ir aš manau, kad ugdo asmeninės jų savybės ir profesinius įgūdžius, galbūt pasirenkant karjerą, tai bus didžiulis žingsnis apsispręsti, kokį kelią rinktis. Tai mes su klasiokė Rusne vasarą ieškojom darbo ir įsidarbinom pagal savivaldybės programą Naujosios Akmenės viešbutyje, bei teko padirbti ir kaviniai. Mūsų pagrindinis darbas buvo
palaikyti švarą viešbutyje ir maloniai aptarnauti klientus. Darbas man patiko, nes buvo daug naujų pažinčių bei naujų potyrių, dar buvo labai patogus darbo laikas ir labai smagu buvo dirbti komandoje. Mes su klasiokė Augustė nusprendėm susirasti darbą ir pagalvojom jo ieškoti Akmenės rajone, nes tai pasirodė daug paprasčiau. Bet pasirodo, kad susirasti darbą savo krašte buvo nemenkas iššūkis. Ir galiausiai sužinojome, kad kavinė Viešbutis Naujoji Akmenė mielai priimtų padirbėti jaunimėlį per vasarą. Ir gan neblogai mums sekėsi. Ir pati rekomenduočiau, ir pati džiaugiuosi pasirinkusi šią programą. Išmokė kažko naujo, davė naujų patirčių, naujų pažinčių ir ta vasara neprabėgo veltui. Tai va, ši programa paskatino labai rimtai pagalvoti ir iš tikrųjų turėjom žaves, labai protingas, darbščias, gražias mergaitės, kurios papuošia mūsų kavinę ir džiaugsmo suteikia lankytojams. Ir tos baimės, kad jaunimas negali dirbti ar nemokės dirbti, tikrai mes nebeturime. Visada galvojau, kad gal mes daugiau naudos duodam, rodydamos, mokydamos, kalbėdamos. O mergaitėm, tai jos pamatė, kad tai yra labai sunkus darbas, labai sunkus. Užtat patariau geriau mokytis, įgyti specialybę, kad taip nereikėtų dirbti. Tikrai dėkingi programai, dėkingi mergaitėm, kad galėjom tą vasarą leisti su jaunimu.